Atsitiko tas, ko aš ir nenorėjau, kad atsitiktų, ko aš biškį bijojau. Čia tokia situacija, kai mes padedėm biškį ir kelios atakos mums nepasisekė ir Rytas įmetė. Iškart biškį užpanikavo kai kurie žaidėjai. Pradėjo imtis ant savęs atsakomybės, perskubėjom keliais metimais. Ir atidavėm jiems iškart iniciatyvą į jų rankas. Čia buvo baisiausia. Ir paskui mes, kaip visada būna tokiose situacijose, kada pradeda kažkas tai didėti rezultatas, žaidėjai pradeda panikuoti kai kurie. Tai reiškia, pradeda labai skubėti, kad kuo greičiau atžaist tą rezultatą. Ir čia yra labai blogai. Ir šiandien parodė, kad mes atidavėm, skaitykit, po 2 kėlinių jau pergalę Rytui. Aišku, dar galėjom, čia 17 taškų po 2 kėlinių, čia praktiškai nieko nėra, bet mes ir trečią ne per geriausiai sužaidėm kėlinį. Kažkaip labai pataikymai šiandien mūsų buvo. Labai prasti pataikymai vien dėl to, kad buvo skuboti metimai. Vienas paskubėjo, antras paskubėjo žaidėjas ir gaunasi finale, kai tu skubotai puoli, tai reiškia prastai ir ginies. Tai reiškia, tu nebesuspėjai susikoncentruoti gynybą. Tai reiškia, tu labai greitą metimą padarai, kiti dar kažką galvoja apie puolimą, jau reikia gintis. Ir tuo būdu mes ir davėm užpuldą.